Kartu esame dar vienoje ypatingoje nominacijoje Moteris versle ir didelė garbė šiandien sveikintis iš įmonės Aconitum ir čia sutikti vadovę ir savininkę gerbiamą daktarę Rimą Balanaškienę. Sveiki, Rima. Sveiki. Tai kokia tai teritorija, kur mes esame? Tai labai gera teritorija, galėčiau pasakyti, nes mes gaminam produktus, kurie yra skirti žmogaus sveikatai. Ir tai yra augaliniai vaistai, biomediciniai produktai. Mano pradžia buvo medicinos studijos, ruošiausi būti gydytoja, praktikė, bet atsitiko taip, kad visas savo žinias panaudojau pirmiausia televizijos laidose, o visos žinios nugulė į praktiką, tai yra kuriant Aconitum produktus. Kiek metų esate versle? Versle jau apie 30 metų. Buvo tas laikotarpis, kada į Lietuvą keliavo labai daug cheminių vaistų. Tačiau aš ir mano kolegos bendraminčiai supratome, kad tai nėra vienintelė išeitis žmogaus susirgimo atveju, kad reikalinga prisiminti tradicijas ir tą mediciną, kuri buvo kelis tūkstančius metų. Mes esame taip vadinama nišinė kompanija, tai yra turinti savo tradiciją, savo vietą ir mes lygiuojamės į Vokietiją, į Prancūziją, į Angliją, kur šitos tradicijos dar yra išlikusios labai gilios. Ir esame paskaičiavę, kad daugiau negu 80 milijonų jau pasaulio gyventojų yra suvartoję mūsų produktus. Mes skaičiavome tiesiog pakuotėmis, o eksportuojame daugiau nei 85 pasaulio šalis. Produktų yra sukurta virš 1000, jeigu taip žiūrėti sudėtimis atskiromis. Eksportuojama šiai dienai yra virš 500 skirtingų pavadinimų, Lietuvoje galime rasti tik 70 pavadinimų skirtingų produktų. Ir visiškai naujas mūsų kūdikis, naujas produktas, tai yra produktai iš kolageno. Čia yra statybinė medžiaga? Taip, tai yra tas pats kolagenas, kuris yra mūsų organų sudėtyje, mūsų odos sudėtyje, kremzlių sudėtyje ir taip toliau. Žmogui visiškai bioartima 100% medžiaga. Jei nėra nei alergijų, nei toksikologinių jokių procesų negali būti. Viskas prasidėjo nuo pandemijos. Medicininių kaukių, jos labai daug alerginių reakcijų sukeldavo. Tai aš galvojau, kad turi būti medžiaga, kuri yra 100% artima, bioartima žmogui. Ir tada buvo rasta technologija, pasaulinio lygio patentas padarytas. Pagalvojame, o jeigu į tą technologiją įjungti dar tam tikras mineralinės medžiagas, kaip pavyzdžiui smėlis. Žiūrime, kad tai gausi puikiai termoizoliacinė, akustinė ir dekoratyvinė medžiaga. Na, pažiūrėkite, koks grožis. Turbūt tai ir yra vienas iš sėkmės elementų tai, kad mūsų visi produktai, ar jie būtų augaliniai vaistai, ar jie būtų maisto papildų kategorijos, ar jie būtų biomediciniai produktai, visi yra gaminami pagal vaistų standartus. Mūsų produktų nori, įvairios šalis jos labai nori ima. Tai yra viena dalis, kuri mane labai stimuliuoja ir man padeda. Na, o kita tai be abejo, kad mano dukra jau sėkmingai įsijungė verslą, yra dabar jau įmonės veiklos vadovas, imasi labai daug atsakomybių ir aš matau prasmę, matau tąsą. Aš manau, kad moteriai versle yra žymiai daugiau galimybių negu vyrams. Ir versle aš manau, kad tikrai moteriai, jeigu jinai protingai elgiasi, jai tikrai yra žymiai lengviau negu vyrams. Pas vyrus didesnė konkurencija, pas mus žymiai mažesnė. Mes esame visi žmonės susiję tam tikrame energetinėme lygmenyje. Ir kuo mums daugiau siunčia padėkų, dėkingi mūsų klientai, mūsų pacientai, kuriems padėjo mūsų produktai, tai tuo mūsų įmonė yra geriau. Mes netgi sakome, kad mūsų darbuotojai neateitų į įmonę, jeigu jiems yra bloga nuotaika, jeigu jie serga, nes visą tai jie perduos į mūsų produktus. O viskas turi būti daroma su gera emocija, su gerais palinkėjimais, nes juos gauna tie žmonės, kurie nelabai kaip jaučiasi, serga ir nori pasistiprinti, pasveikti ir būti laimingi.